7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Į tokią dievo užmirštą skylę kaip Lietuvos A lyga prisivilioti stipresnių žaidėjų yra neįmanoma, nes jiems, net jeigu ir už daug pinigų, tai yra tiesiog neįdomu ir tu lieki nematomas visiškai tarptautinių lygmenių. Nerijus Kesminas, Lietuvos futbolo A lyga, dievo užmiršta skylė. Laukėt ir sulaukėt. Turbūt pastebėjot, kad iškart sumažėjo šiek tiek žmonių prie šito stalo. Nerijau, pasigėsi mūsų nuimto jau Ervino Kvitkausko. Tu išvarėjai, tu pasakok dabar kodėl. Aš papasakosiu žmonėm, viskas labai iš tikrųjų yra to pačiu ir paprasta. Čia aš turiu lapą, kuriame surašyta, kaip mums sekasi su Nerijum kovoti vardantos Lietuvos, kaip sakant. Ir mes prognozuojam UEFA čempionų lygos rezultatus. Ir kai tik tai prisijungia Ervinas Kvitkauskas, kuriam aš dabar perdodu linkėjimus ir šiuo metu, kiek žinau, yra Tailande, tai mano rezultatai smuktelėjo taip, kad aš dabar jau gaunu beveik 30 taškų. Todėl nusprendžiau, Nerijau, tave vėl bandyti pažaboti vienas pats savo mažom jėgom, kaip sakė Jozukas Petkevičius. Davidas prieš Galiotam. Man gali paveikt. Nenurašyk manęs. Atsimeni, kaip aš tave ausdavau, kai dar vienas. Kol Ervis nepradėjo trukdyti. Tai va taip. Mūsų Instagramo profilį, kur aš tikiuosi, kad jūs seka, tai vadinasi Kespino prognozės, žmonės uždavinėjo mums klausimus. Tai mes į nemažą dalį tų klausimų atsakysim ir paskui Instagrame, būtinai pasekit, užduokit tų klausimų karts nuo karto. Bet žinai, nerūti galvoju, tokiam apšilimui, lengvam įėjimui, čia ir apie Super Taurę, ir apie A lygą, ir apie Čempionų lygą pakalbėsim. Galim mes vieną kitą klausimą iš ten paskaityti. Ir tau iš karto automatiškai į tarpuragę, aš pastebėsiu, ant kiek tu esi aktyvus, klausia Kasparas, kaip tau atrodo, koks bus Eurolygos finalo ketvirtas? Eurolygos? Čia to kito sporto, kur rezultatas kaip čia, 109-83 būna, ne? Čia yra panaši ta sporto šaka su tokiais skaičiais, įskyrus, kai Žalgiris žaidžia. Žalgirio ten kaip tik nebus. Žalgirio ten nebus. Kaip tu galvoji, Šaras Jasikevičius su Fenerbahče bus finalo ketvirtį? Turėtų. Panathinaikos? Irgi turėtų. Olimpiakos? Tai tu taip visus vardys, aš sakysiu, turėtų, tai čia finalo ketvirtį 9 komandą žaidžia. Ašgi tave myliu, aš tau bandau padėti tau atsakyti į klausimą teisingai. Ir Monako dar, žinok, tau patarsi rinktis. Monako irgi, ne? Ar dar pasidomi tuo krepšiniu, kur kažkada net įsigiai komentavęs Lietuvos Rytą? Ne, pasižiūri Žalgirio Eurolygą ir taip paviršium praslysti, bet kad gilinčiaus labai krepšinio Eurolygą, taip antra krepšinio lyga pasaulyje. Tai... O gal tu nori, kad aš tave nusiveščiau rungtynės kokias? Aš turiu abonementą ten. Jeigu tave tik tai domina. Kaip paravažiuotume? Tada aišku. Su Vespa nuvažiuotume ir pasižiūrėtume. Jeigu tik tai nori rimtai, aš tave galiu nusivesti. Okay. Gerai, mano pažadas nusivesti Nerijų Kespiną į krepšinį ir parodyti jam Kauno Žalgirį. Nerijau, futbolas, mano mėgstamiausia sporto šaka, Super Taurė sužaista, netrukus prasidės jau ir tas vadinamasis Lietuvos futbolo A lygos sezonas, šiandien galėsim aptarti. Super Taurės finalas, Vilniaus Žalgiris prieš Bangą. Klausiausi Čiaburino interviu, netikėtina, bet aš nežinau, kas man, aš gal karščiuoju, bet aš pasižiūrėjau net ir Čiaburino interviu po tų rungtynių. Nusivylęs Vilniaus Žalgirio strategas atrodė, nors laimėjo taurę po baudinių serijos, ne? Ar šokiravo tave Žalgiriuks? Ar čia iš vis yra kokias išvadas daryti? Aš tai nemanau, kad šitos rungtynės apskritai gali kaip nors šokiruoti, nes tai yra vis tiek kaip ir titulas, bet tai žinant sąlygas, kuriom Lietuvoje žaidžiamas futbolas, tai yra, kad komandos dažniausiai dar iš veidų ne visi visus pažįsta, tai ir vardų neatsimena, tai kažkokias tai toli siekiančias išvadas daryti nevertėtų. Vienas dalykas, antras dalykas, Žalgiris, aišku, kad tikėjos laimėti lengviau, jo labiau, kai fabula tokia, kai 2-0 ir tu įsileidi 2 įvarčius lygioje vietoje prisidarai problemų. Bet vėlgi ta pati Banga yra, mano supratimu, gerokai sustiprėjus, kas irgi suprantama, jie turi Europą, o tai reiškia europinius pinigus ir jie gali sau leisti prieš šį sezoną daugiau negu galėdavo, tarkim, pernai ir užpernai. Tai dabar tas turi Europą, tai koks yra biudžetų skirtumas tarp tokios Bangos ir Vilniaus Žalgirio? Tai priklausomai nuo to, kaip tu sužaisi, bet kokius ten porą šimtų tūkstančių euriukų tu turi garantuotai. Tai prie Bangos turėtų pinigų čia reikšmingas skirtumas yra, ne? Jie pasistiprinė yra. Taip. Kuo jie ten disponuodavo anksčiau? Taip, apie kokias mes sumas šnekam, įvesk mane durnių į kontekstą. 400-500 tūkstančių, milijonas?
ką žinau, banga milijono turbūt netrauks. Tai čia yra labai rimtas procentinis padidėjimas, kalbant apie patį biudžetą. Tai tu nesi iš tų, kurie iš super taurės iki sezoninio dar galima tam tikrą prasme sakyti turnyro, darytum kažkokias toli siekiančias išvadas. Čia rezultatas, kuris yra labiau draugiškų rungtynių pagrindų ir dar niekas jokios realios formos nedemonstruoja, ne? Ar Vilniaus Žalgiriui čia reikėtų sunerimti? Ne, pirmiausia, aš sakyčiau, kad jie dar nesusižaidė. Tai yra vis tiek Žalgiris prarado ten tų ne tik kertinių žaidėjų lyderių, tai yra Golubickas, Antalis, Bopesu, ar net tai buvo lyderiai. Pozicijos ten, kas, aišku, atsidaro skylės vidurys, krašto gynėjo pozicija viena, puolimas, jie lyg ir užsikamšė ir lyg ir tie legionieriai, kurie atvažiavo, jie palieka kol kas labai neblogą įspūdį, bet vėl pagal 1-2 rungtynes spręsti apie tai, kokie jie bus visą sezoną yra turbūt per anksti ir per drąsu. O kiek šiaip svarbi, kiek didelis tas trofėjus yra lietuviškais mastais Lietuvos futbolo federacijos taurė, super taurė? Super taurė, aš manau, kad jeigu gradacijoje, tai 3 titulas vis dėlto. Taurė yra svarbiau, jo labiau, kad ir vietą Europai duoda. Ir jau tas rezultatas gal tikresnis būna, nes jau sezonas būna įsibėgėjęs. Plus taip, tai yra jau žaidžia komandos, kurios yra komandos, kurios jau turi savo veidą, kurių kažkokia tai filosofija, jeigu yra, kas Lietuvoje turbūt ne visada gali išvelgti, o dabar sakau, dabar jie susirinko, taip, kieme kamuolį paspardyti. Nu ir neliekam tada čia, kur nieko nėra, ką mes čia apsimetinėsim, kad kol kas svarbu, kai nesvarbu, ne? Daug svarbesni dalykai vyksta UEFA čempionų lygoje. Na, šiandien prasižiūrėjau rezultatus, man tai buvo aktualu, todėl kad mes tas lenktynės su tavim vis dėlto turim, mes prognozuot bandėm kažką čia su Kvitkausku atsisėdę kovot prieš Nerijų Kesminą, bet kaip sakydavo dar seneliai, atsimenu, mano senelis dar sakydavo, kovot prieš Kesminą yra kvailystė. Nu ir aš to dar kartą įsitikinau. Nerka, tu atspėjai 5 rezultatus, netgi dar daugiau, numenkinau 6 iš 10 prognozuotų. Baigtis, ne? Baigtis. Rezultatus pataikiai 2, tai irgi yra šiaip solid. Tu pataikiai pirmų Veinordo ir Milano rungtynių tikslų rezultatą, kad 1-0 Veinordas laimės prieš Milaną. Aš čia prognozavau lygiasias kažkodėl, bet aš aišku neturiu tam jokio logiško pagrindo. Ir tu prognozavai, kad antras rungtynės, tarp kitko mes čia abu identiškai pataikėm, dar kartą pasitvirtino taisyklę, kad jeigu mes abu sakom tą patį rezultatą, daug šansų, kad jis toks ir bus, kad Realas antrose rungtynėse įveiks Manchester City rezultatu 3-1. Čia mes pataikėm tiksliai abu. Mano ir Ervino kovoje prieš tave buvo labai nesėkmingi bandymai, mes pataikėm 3 baigtis iš 10 ir bendram rezultate tu šiuo metu pirmauja 109-83. Kiek tai keičia tavo gyvenimą iš esmės? Didžiuojuosi savim. Ar bus kam pasigirti, ar tau tokios pergalės nėra, kad nuneštum per pasaulį šitą žinią? Reikės nešti turbūt. Jo, kas iš tų rezultatų labiausiai nustebino? Nu, pirmiausiai, akis krenta bent jau man, kaip žmogui, kuris mėgsta žiūrėti skaičius, 10-0 per 2 rungtynės kartu sudėjus, o tiksliau 3-0 ir 7-0 Paryžiaus PSG nušluotas Brestas. Čia kaip reikia vertinti tokius skaičius? Aš tai... Čia kalbam apie UEFA 16. Jo, 10, aišku, per daug bet kam, bet kur ir bet kada. Bet iš tikrųjų tai PSG dabar mano supratimu gal geriausią formą demonstruojanti apskritai Europos komanda. Aišku, ten labai sunku įvertinti iš esmės tai pagal čempionų lygą. Bet jie ten degina. O Brestas iš esmės, tai yra vidutinė Prancūzijos komanda, kuri praėjusį sezoną išsišoko, taip sakykim. Šis sezonas tą faktiškai rodinėja, nes jie vėl išsišoko čempionų lygoje, bet Prancūzijoje, man atrodo, dabar 8. Tai grįžo į tas maždaug pozicijas, kurios ir turėtų būti. Tai nėra čempionų lygos komanda pagal savo komplektaciją, pagal savo finansinės žaidybinės galimybės. Tai yra tiesiog... Gavo šansą, už to šansą kabinasi visi, plus Ronaldų neteisus, Prancūzijos lyga nėra silpnesnė už Saudo Arabijos ir bet kuris prancūzų klubas patekęs į čempionų lygą gali dėl atkrintamųjų kapotis drąsiai. Aš manau, kad kas domisi futbolu, tai šiandien lauks labai tavo įžvalgų apie karščiausią futbolo komandą Europoje, kaip tu ką tik išvadinai PSG, kovoje su turbūt potencialiai stipriausia komanda šiuo metu Europoje. Liverpooliu. Jeigu vertinant sezoną apskritai, tai jie yra baisus, jie yra nesustabdomi, nesulaikomi ir
Bet čia bus įdomu. Ir prognozuojami, jeigu eina žaisti laimi. Gerai, šiaip iš 16 finalio dar kelios komandos išėjusios, iš viso 6 komandos išėjo į kitą etapą, tai yra 8-finalį, kuris prasidės jau netrukus Čempionų lygoje. Tai Borussia, Madrido Realas, Bayernas, Eindhovenas ir Benfica kartu su Paryžiaus PSG išėjo į kitą etapą ir dabar yra tarp 16 geriausių komandų Europoje. Šiuo metu šį sezoną, ar yra nustebinusių tame 16 finalyje? Tai Beneliuksas pirmiausia. 2 Nyderlandų komandos, viena belgų ir aišku italų visiškas flopas, nes vienas Interas aštuntfinalį yra per stipru. Sakai, didžiausią staigmenėlę padaro Feynordas nukaldamas Milaną? Tai ir Feynordas, ir Briugė, tai yra komandos. Briugė Atalantą nudėjo ir dar tarp kitko užtikrinti 2-1, 3-1. Irgi buvau įstikinęs, kad taip neturėtų būti, bet subaladojo ir vardo nepaklausė. Ten 3-0 antros rungtynėse buvo, klausimų jokių. Taip, tai čia yra tavo galva didžiausias netikėtumas kas? Ar Feynordas, ar Briugė? Kas būtų toks jau visai neplanuotas? Man sakau, Olandų ir Belgų komandų tas toksai kompleksinis. Abudu, Beneliuks. Iššovė taip, kaip nesitikėjau. Ir italai susidirbo taip, kaip irgi nesitikėjau. O tai kaip pasipriešino Celticas Müncheno Bayernui? Netikėta. Bayernas 2-1 išvyko pasiėmė ir paskui 1-1. Nes ten po tų pirmų dar taip primetinėjai, gerai, nuvažiavo, neįsivertino, gal išinravė kažkiek vis tiek pas kažkokius fakškotus važiuoji, nebus ten ką veikti. Bet tau parodė, kad reikės žaisti ir aš galvoju, kad Münchene ten pasidės porą įvarčių pirmam kėlinį ir koks ten 3-0, 4-1, o taip va, turėtų būti. Bet kai kapstosi iki paskutinės minutės ir tik tai ten jau paskutiniam tramvajui išvažiuojant iš stadiono į miestą įmuša tą įvartį, kuris žmonės atlaisvina nuo pratęsimo, tai čia bravo sakom Celticui iš tikrųjų. Bayernas kaip nusiteikė, taip nusiteikė, bet Celticas sužaidė ties galimybių ribą. Primink man, su Glasgow Rangers mes esam žaidę, ne? FBK Kaunas. Prieš tuos net laimė esam ir su Celticu esam žaidę. Ir su Celticu. Suduva 8-1 kažkada pasiėmė nuo jų su Henriku Larsonu, kur buvo ten klubo tuometis vadovas, sakė, kad koks čia puolėjas. Šie per 20 minučių 3 uždėjo ir sakė, va toks aš puolėjas. O 8-1, kaip tu sakai, bet kokios rungtynės yra daug. Netgi Suduvai. Gerai, Nerūti, tai šiandien būtinai pakalbėsim apie UEFA Čempionų lygos aštuntfinalį. Turim čia pasidėlioję prognozių. Aš šį kartą be Ervino Kvitkausko pabandysiu tave tiesiog plikom rankom. Kambekas laukia, ne? Taip, laukia kambekas, laiko aš dar turiu, niekada nevėlu. Bet žinai, vis dėlto tave traktuoja daug kas futbolo analitikų, ekspertų. Tu esi nekartą tai rodęs, šlovinga praeitis, garbinga ateitis. Bet ar tu išmanai futbolininkų šukuosenas? Va čia yra klausimas didžiausias. Aš esu, gana dažnai juos matau per televizorių, tai daugiau ar mažiau familiar. Gerai, žiūrėk, jeigu tau nepasvyks... Jeigu jie vakar kirpyklai nebuvo ir nepadarėt naujų nuotraukų. Aš jau visą laiką pavyzdžių žmonėm, kurie turi ką veikti kirpyklai. Jeigu tau nepavyks atsakyti tiesiog iš nuotraukos, tai tu galėsi pasitelkti vieną kitą užuominą, kurias irgi matysi lapuose, aš ten tu turi paruošęs. Čia man reikia atsiversti dabar, ne? Taip, aš tau pusę nakties spausdinau, žiūrovai irgi galės prieš savo akis matyti. Piešė ir spausdinau? Pagrindės spausdinau. Tai užuominas irgi tu gali paskaityti, ne? Ir tai po vieną lapą kelsi. Čia mes matom... Čia 2 šukuosenas? Čia tas pats žmogus, tik tai yra prieš operaciją, plaukų persodinimo ir po. Kaip? Mohamedas Salah. Nesunku to buvo, ne šitas? Gerai, vat matot, kokie yra pasikeitimai žmogaus. Nors man atvirai sakant, man netgi jo pirminė versija buvo gražesnė. Šitą kaliausią šukuoseną? Jo, man taip labiau patinka tas klaunas Traškis. Antras žaidė Arsenale nuo 16 iki 23, dabar Crystal Palace komandoje atstovauja toks tikrai sėkmingas plaukų persodinimas. Ne visiems tai pavyksta, turiu pavyzdžių iš tikrųjų iš artimos aplinkos, kas grįžo tikrai prastos būklės, bet čia žmogus matosi, kad sulaukė visai neblogo suvešėjimo ant kaktos. Iš Arsenalo buvusių žaidėjų, ne? Kas ten... Nieko nesako toksai praplėkimas lengvas, Veinorūnė. Kietija negali būti, nes truputėlį... Veinorūnė, Pulkovskio arba mano, gal taip pasakysiu. Šitaip, ne? O tokia seka būtinai? Žiūrint kaip vertinsi, jeigu pagal pinigus, taip. Ok, palauk. Bandau bėgti. Per sudėtį taip. Aš tau pasakysiu, kad jo vardas šiek tiek primena
kovotoja už paprastus valstiečius, paprastus žmonės. Primena tokią kietesnę tarptautinę Tado Blindos versiją jo vardas. Jisai toks atsakė. Robinas Hudas. Robinas Hudas, taip, aha. Robinas Krislpelas. O jo pavardė primena įmonę, įstaigą tiksliau, juridinį vienetą, kuris nusinešė mano amžinatelsi močiutės Danutės Tiškevičienės pinigus. Ai. Užuojauta močiutė. Nu, holdingas ten buvo toksai. O jisaigi, aš galvoju, jisai mirė jau. Močiutė mirė, šitas žmogus yra gyvas. Aš galvoju, kad kartu su holdingu, kai Ne. Aš nemanau, kad jie buvo pažįstami. Robas Gerai. Holdingas. Gerai. Čia yra iš Brazilijos kilęs Arsenalo žaidėjas. Čia tikrai sunku, aš pavyzdžiui, pirmą kartą girdžiu. Brazilų. Nu gerai, čia tikrai ne Martinelį, čia arba Gabrielis Žezusas, arba Gabrielis kitas, Magalėjasas. Wow, taip, tai yra Gabrielis Magalėjasas, jeigu taip ir tarėsi. Šiaip tai pagirtinai tvarkingai žmonėms tikrai Turkijoje padarytos operacijos, bravo. Čia neseniai persikėlęs rungtyniauti į AC Milaną, šiai komandai jis buvo paskolintas, prieš tai rungtyniavo Manchester Cityje. Kailas Walkeris. Bravo, puikiai, čia aš net būčiau nedaręs operacijos iš tikrųjų. Ne, aš irgi nevertėjau turbūt. Oi, čia tai iš tikrųjų, aš tik tai pamačiau ševeliūrą, man net pačiam net nereikėtų jokios pagalbos. Čia turbūt žmogus atradęs operacijas Tu Turkijoje. jau įminėjai turbūt, ne? Galimai. Su savim ir Pulkovskiu, ne? Tam kontekste. Taip. Tai čia tas ir yra. Taip, čia tas ir yra. Veinas Rūnį. Nors čia iš tikrųjų, man atrodo, kad netgi truputį per gerai parodyta, kaip jam gavosi ta operacija. Čia dar ta geroji versija. Laik tu, čia taip Ter Stegenas atrodė kažkada? Nu, aš kadangi nelabai žinau, kaip jis atrodė, tai tiesiog belieka pritarti. Vokietijos vartininkas, dabar Barsas. Ter Stegenas. Markas Andrė Ter Stegenas, jo. O čia ne tas pats, kuris rūko. Yra girūkantis vienas cigariukus vartininkas, ne Barsos? Aš manau, kad jie dauguma ten cigariukus už kampą atsistoja parūką. Susadėjo mane irgi nejuokink. Sadėjo mane, prašau, nu čia tikrai reikėjo daryti operaciją, stipriai. Čia Keinas toks kaliausia buvo turbūt kažkada. Harry Keinas, bliamba, kaip gerai gavosi. Wow. Ir prieš paskutinis karjerą baigęs vienas populiariausių Anglijos futbolininkų, kaip vienas komentatorius mėgdavo sakyti. Futbolistų sakydavo Benjaminas Zilkevičius. Nu čia jau klausyk, net ir aš pažydžiau tą operaciją 9 numerio. Baigęs karjerą. Čia, žinok, būčiau šitą pasakęs net be variantų. Tai jeigu aš pasakyčiau, tai koks čia galėtų būti žemai kabantis obuoliuks? Nu, čia jau turėtų mažiausiai Beckhamas būti. Bet Be jokios abejonės. Vienas populiariausių Anglijos futbolininkų. Ir paskutinis, Manchester City žvaigždė, 20-ais persikėlė žaisti į Real Sociedad. Operacija akivaizdžiai pavyko sėkmingai. Dabar žaidžia City, ne? Net neįsivaizduoju. Nes Manchester City žvaigždė 20-ais persikėlė į Sociedadą. Tai Taip. čia seka kokia ta prasme jis... Supras, kad dabar gal žaidžia Manchester City, o ne? Dabar žaidžia City? Sako ne. Jau nebežaidžia. 20-aisiais Sociedadą persikėlė. City žaidėjų. Davidas Silva, ne? Davidas Silva. Bravissima. Nu, praktiškai geriau negu mes su Linu Kleiza krepšinyje pavarėm. Mes turėjom panašią užduotį, žinai. Nėra lengva iš tų kaktų. Tu nelabai galės ir žiūri rungtynių metu. Tai Nabašnikų nebeprisimenu. Holdingas neatsimenu, kada aikštėje paskutinį kartą buvo. Nu, pakalbam apie gyvuosius tada. Užsienio lygos. Einam ten, kur vyksta veiksmas. Kuri tavo yra mėgstamiausia, primink? Premier lyga, La lyga, Serie A, Bundesliga iš tų didžiųjų lygų Europoje. Tai aš tai visas vartoju. Man visos yra savaip aišku įdomios ir visos savaip gražios. Kiek tu, pavyzdžiui, futbolui praskiri laiko per dieną, per savaitę, kiek tu rungtynių pasižiūrėsi, paskaičiavęs? Tarkim, taip, po porą rungtynių, taip vidutiniškai gal daugiau negu po porą per dieną, nu, tai per savaitę kas čia išeina. Solid.
Labai solid. Tarp 15-20 rungtynių turbūt. Nu tai ir tada kimbam, nieko nelaukiamės į Angliją, Premier lygą. Pirmiausiai Premier lygos lyderis ir toliau yra komanda, apie kurią mes dažniausiai kalbam šitam podcast'e, tiksliau jūs kalbat su kolegom, aš čia pakarpausim, bet Liverpoolis toliau dominuoja. Bet man užsifiksavo irgi prie šitą podcast'ą, pasiskaitinėjau visiškai neturėdamas ką veikti duše. Praktiškai prie dušo ten tualetą mes turim įsirengę Basket News office. Arsenalo treneris po pralaimėjimo West Hamui pasakė, kad dabar jau jis galvoja, kad gali net nelaimėti lygos. Ir aš taip užmetu akį į turnyro lentelę, aš matau, kad jie sėdi su 53 taškais, jų varžovas tas, kuris tarsi turėtų laimėti lygą, Liverpoolis turi 64 taškus. Apie ką jis čia klėdė, tu man paaiškink? Ką jis čia tikisi laimėti? Kas tave stebina, kad jis vis dar tikėjos? Man irgi stebina, aš jau kada sakiau, gruodį turbūt, kai filmavomės, ne, kad jeigu viskas taip, o viskas taip, tai čia net nėra apie ką kalbėti. Liverpoolis čempionas bus kovo mėnesį. Taip, aišku, neoficialiai dar, bet kovas va tuoj kitą savaitę ir aš manau, kad Liverpoolis čempionas. Čia Arteta gali apie ką nori kalbėti, ką nori svaigti. Kaip jau tampa įprasta, Arsenalas vėl antras. Liverpoolio pastarasis rezultatas prieš Manchester City 2-0, o Arsenalas, apie kurį čia kalbėjom, pralaimėjimas West Hamui 0-1. Tai tokios turbūt realiai durys pasikauti su Liverpooliu čia ir užsidaro, bet sensacija didžiausia pastarųjų turų. Toks ir yra skirtumas, kad Liverpoolis nebarsto, o Arsenalas palieka taškus ten, kur nereikia, nes tuo pačiu Manchester City, Liverpoolio labai solidžios rungtynės, ten tas 2-0, sakyčiau, visiškai atspindi tai, ką ten matėm, galėjo būti aišku ir +1 galėjo būti ir +4 ten pagal tą veiksmą, bet kad Liverpoolis laimėjo pelnytai, tai jokių abejonių. Ir jie žaidžia iš esmės su visais vienodai, ar su nokiais, ar su outsideriais, ar su lyderiais, nes tas visada atsiranda momentas papildomas motyvacinis, kai tu žaidi su komanda iš turnyro lentelės viršaus. Arsenalui, sakau, West Hamas ne ta komanda, kuriai tu turėtum pralaimėti šitoje sezono stadijoje, jeigu tu dar svaigsti, kaip ponas sakote apie čempiono titulą. Nebus jokio čempiono titulo, gert mažiau reikia. Apie svaigimą ir gerimą dar šnekant Guardiola, Man City treneris po pralaimėjimo Liverpooliui, sako, kad jo komandos ateitis yra šviesi. Dėl visko kaltos. Ne apie šį sezoną kalba. Dėl visko kaltos traumos. Išsigydys traumas ir visiems bus pizda. Tai nebus. Kaip, iš tikrųjų, tai visko gali būti, jeigu nes Liverpoolis žaidžia tokį visiškai netipinį sezoną virš visų įmanomų lūkesčių. Ir, suprantama, kiekvieną sezoną taip nebus. Tai aš manau, kad Guardiola kalbėjo apie ateitį po 25 vasaros, Bet ar ten bus pats Guardiola? Čia toks apžvalgininkas Dietmaras Hamanas sako, kad Pepui ir Manchester City jau laikas skirtis. Čempionų lygos laimėtojas su Liverpooliu, jeigu ką. Žinok, aš tiesą sakant apie jį išgirdau pirmą ir tikiuosi paskutinį kartą. Bet gal laikas Guardiolai, kad ir kokia legenda bebūtų, palikti Manchester City, gal jiems bus tik geriau? Jeigu gerai atsimenu, jis yra pasakęs, kad kitą sezoną dar tikrai, o po to jau, jeigu traumas išsigydys ir visiems bus pizda, tai tada turbūt liks, o jeigu ne, tai gali būti ir kitaip. Kalbant apie tuos, kuriem yra pizda, kelkimės į La Liga, Barcelona lentelės viršuje, Madrido Realas pasipriešins Barsai, ar jiems pizda? Tai kad ten po lygiai taškų jie turi, apie ką tu kalbi. Bet dabar laukia kova, suprantu, ne? Tai ir Atletiko dar nenumes ten per tašką, tengi 54, 54, 53, man atrodo, taip dabar kabo, tai čia visko dar gali būti. Taip, jeigu objektyviai, bet čia tai lyga, kad 3 komandos be emocijų ir netgi nepataikaujant Kvitkauskui, Realas turi laimėti šitą čempionatą. Situacija tokia, kad negali nelaimėti, bet kol kas tas pats Realas, Europai viskas gerai, o Le lygoje ir nesąmonių prisidaro kartais vietoj lygesnėje už lygą. Aišku, ten rungtynių dar liko labai daug, bet tu man pasakyk, tokia situacija turnyro lentelė, kaip dabar yra Ispanijoje, kada 3 komandos turi praktiškai vienodą taškų skaičių, ne po 2, ne po 5, o po 25 rungtynių, dabar 54, 54, 53, ką pats pasakei. Čia unikalu ar nelabai?
Būna tokių atvejų, nėra, kad, aišku, ne kasdienis reiškinys ir ta sezono dar stadija nėra tokia, kad jeigu, sakytume, po 35 turų, tai tada taip, kai 3 turai lieka, tai tada jau yra drama visiška. O dabar 13 rungtynių, 39 taškai visiems ant stalo padėti, tai yra iš tų 39 tu gali surinkti 37, o gali ir 25, tarkim, ir tas vienas taškas ten taps 15. Aišku, čia taip viskas. Ne kruopščiai aritmetiškai neskaičiavau ir aišku, kad taip. Turbūt žiūrovas suprato, ką norėjau pasakyti. Yra, kad po 25 turų dar anksti daryti išvadas. Anglijoje galim, kai Liverpoolis pirmauja ten 11 taškų. Gerai. Virtualūs 8, tarkim, ar ne, vienam rungtynėm daugiau sužaidė, bet tai yra daug ir ypač turint galvoje, koks yra skirtumas tarp Liverpoolio žaidimo ir kitų, ten gali viską dėti į lentynas ir užrakinti tažerę, o čia kol kas išvados kažkokias daryti gerokai per anksti, manau, kad balandžio pabaigoje mes gal visai kitaip kalbėsim. Klausyk, dėl to, kas geriausia komanda Ispanijoje, kad tai yra Madrido Realas, tavo nuomonė, aš atsakymą išgirdau šiandien dienai, taip atrodo, o kaip tu, pavyzdžiui, vertini sprendimus tokius, kaip, kalbant apie Madrido Realą, kai Judas Bellingamas yra išvaromas iš aikštės už tai, jog pasako fuck off ir gauna 2 rungtynių diskvalifikacija. Čia yra logikos tokio žiaurumo nuobaudose, kaip tau atrodo? Tai aš tai manau, kad La Lygos drausmės komitetas į tuos klausimus atsakė ir savo, ir pasauliui. Tai yra... Kaip jie tai atsakė? Kad fuck off yra 2 rungtynių diskvalifikacija? Tai teisėjas, kiek suprantu, buvo nubaustas. O bausmė teisėjų reiškia, tik tai gali reikšti vieną dalyką. Tai yra neadekvatu. Klaidos pripažinimas. Tai yra klaidos pripažinimas. Vienai per kitaip mes čia negalim rėkti apie kažkokį kriminalą. Aišku, Realas rėkia ir taip turbūt darytų visi, bet yra dar tas kontrargumentas, kuris, mano akim, irgi nėra be pagrindo, kad Realas tegul pasiskaičiuoja, kiek per šiuos metus, praėjusius metus kitus teisėjai jiems padėjo, lygiai taip pat ten, kur neturėjo padėti. Mes praeitą podcastą su tavim Nerijau dainavom dainas, kėlėm bokalų salaus, gal labiau po laidos, bent jau aš tai tikrai, už tai, ką išdarinėja Italijoje serija Gvidas Gineitis. Mes kalbėjom apie jo įvartį, mes jį šventėm, čia laidėm replikas, kaip čia gerai, kad čia turim ateitį. Gvidas Gineitis Torino ekipą išvedė į pergalę prieš Milaną. Dar vienas įvartis, šou nesibaigė, tarp kitko ir apie Armandą Kučį galėsim pakalbėti, kuris Celija komandoje. Ten irgi šou nesibaigė. Irgi pasižymė įvarčių, irgi 20-metis futbolininkas, ta prasme, atrodo, kad tikrai nusolidi jaunųjų futbolininkų karta yra Lietuvoje. Kaip Gineičio šou? Armandas ypač džiugina, Gvidas irgi iš tikrųjų, nes tai yra labiausiai probleminės pozicijos. Pirmiausia, Lietuvos rinktiniai daugybę metų. Tai yra, dabar mes turim žmogų aikštės vidury, kuris gali būti ir 6 numerio atraminius sužais, gali ir box to box tą 8 numerį pasiimti. Tai yra žmogus kūrybingas, universalus ir vartams pavojingas aikštės vidury ir puolė, aš jau neatsimenu, kiek mes laiko neturėjom. Jeigu ką galim prisiminti, kad rezultatyviausias visų laikų rinktinės žaidėjas Tomas Danilevičius yra įmušęs 19 įvarčių. Net 19 įvarčių, kai ten Ronaldo kiek prištampavęs. Spėjau, kokį 178. Tai Kučys yra tas gerokai, ar jau pasiekė 200. Aš tiesiog spėjau, tai čia kažką įdomu. Tai aš irgi dabar jau. O Kučys, jam 20 metų, kaip tam teisingai pastebėjote. Taip, aš įdomiuosim. Ir mano supratimu, jeigu dar pagerinti kažkiek realizaciją, tai yra ten, kalbu apie tą jau aukščiausią pagerinimą, realizacijos pagerinimą aukščiausiam lygmenį. Slovenijoje ten įmušti lengviau, negu, tarkim, žaidžiant su į Ispaniją ar Prancūziją, ar ne? Jeigu dar šiek tiek pagerinti šitą žaidimo komponentą, kas yra visiškai įmanoma, visą kitą jis turi, iš gamtos viską turi, tai yra galbūt, Dieve duok, mes turėsime puolę ir turėsim ne vienam atrankos ciklui priekį. Bet šiaip, žinai, kaip man surrealistiškai skamba, kad lietuvis Italijos lygoje, Italijos lyga serija skamba rimtai, viena iš stipriausių lygų Europoje, ne prieš kokį nors fuflo, o prieš Milaną, kala įvartį ir laimi jo komandą rungtynes, o tai yra vienas pergalės kalvių. Kažkaip atrodo nesusikertančios kreivės Lietuvos futbolas ir tokie rezultatai, ne? Tai ir atrodo, kad tai jau tęstinumas, tai nėra, mes jau kalbėjom apie jo įvartį prieš tai, dabar tai yra jau tęstinumas, tai jau turi kažkokią tai
kažkokią tai seriją, tokie rezultatai jo. Čia aš sakyčiau, kad gal netiek, netgi nesakyčiau, taip yra, tai ne tiek Lietuvos, kiek motinos gamtos nuopelnas. Tiesiog Vidas yra tas toks natural born nekilleris futbolistas, kaip pasakytų Benjaminas Zilkevičius, iš tikrųjų. Natural born? Irgi taip. Jis gimė žaisti futbolą. Tai yra, kur jisai gimė, tai va taip išėjo, kad Lietuvoje galėjo gimti ir Mozambike arba Maršalo salose. Tokie jie neprapuola, jie tiesiog eina savo karjeros keliu ir tai niekaip nesusijęs su kažkuo, ką jam davė Lietuva, ar ne, ar lietuviška futbolo mokykla, juolab, kad išvažiavo, jis labai jaunas. Bet tai, kad jis toks yra džiugu, nes tokią žaidėją mes seniai neturėjo. Kalbėjau apie tai, kad Ispanijoje įdomi situacija su taškais, kad ten Realas, Barça ir Atletico yra praktiškai lygiai. Italijoje situacija irgi nerūti yra nemažiau įtempta. Interas priekyje su 57, su 56 Napolis, antroje vietoje Atalanta 54, Juventusas net nėra per toli su 49, Lazio. Juventus yra per toli žaidimų nuo tų priekinių trijų. Nuo Intero pirmiausia, aišku, nes vis tiek Italijoje dabar jau tas, visada tai būna. Čempionatą pradeda 20 komandų, laimi Interas. Manau, kad ir šiemet pas juos tas pats, jo labiau, kad irgi grįžtam prie analogijų, ar ne, Liverpoolis nebarsto nieko, Realas gali Napolį, kuris dabar yra pirmoje vietoje, ar ne? Jeigu tu dabar pirmoje vietoje yra Interas. Kuris be visą čempionatą buvo pirmoje vietoje, tai jie dabar nelaimėjo 4 kartus iš eilės. Jie gavo nuo Komo savaitgalį. Tai yra 3 taškai per 4 rungtynes. Tokiu ritmu einant, tai tu čempionatą, net tai, kad čempionatą nelaimėsi, dar klausimas, ar į čempionų lygą pateksi. Tai čia irgi, sakytum, 3 žirgai lenktyniauja, lygiai taip pat kaip Ispanijoje, ir tik tai klausimas, kas finišuos pirmas. Interas čia netgi akivaizdžiau negu Ispanijoje. Aš manau, kad kiek Interas leis jiems draskytis, tiek jie ir draskysis. O po to bus įjungta ta pavarytė, kuri jungiama įprastai sezono pabaigoje, ir likus žaisti ten 5-6 turus, mes turėsim 7-8 taškus prašvaistyti ir ačiū rašykit laiškus. Jeigu trumpai dar vokiškas dešrelės pačiupinėtume. Tai ten iš vis nėra ko čiupinėti, ten pirmas vietas yra absoliučiai aiškios. Bet Bayernas tenai turbūt be klausimų laimė, ne? Ar su klausimais? Ne, Bayernas pirmas, Leverkusenas antras, o dėl trečios. Pasitalus beje, man dabar jau įdomiau netgi tampa kova dėl to paskutinio čempionų lygos spoto, nes 5 jie šiemet negaus, 5 vietų, bus 4, nes taip žaidžiant čempionų lygo, aišku, tu nepateksi tarp 2 stipriausių koeficientinių komandų, šalių. Ir dabar ten tarp 4 ir 10 primink, kiek 5 taškai, ne? Kem 9, 10, 36, taip pat 13 taškų. Tai vokietukose mes apie to žirgus čia višnekam, po 23 sužaistų rungtynių, tvirtas lyderis tarsi yra Bayernas su 58 taškais, Leverkusenas su 50, čia dar įdomu ir dėl to, kad jie ir čempionų lygoje kalsis toj. Tai jie dabar žaidė Bundeslygoje turą prieš tai ir aš manau, kad ten Bayernas laimėjo čempionatą, sužaidė išvyko 0-0, jeigu dar būtų tas, žinai, kaip sporte tas momentumas yra. Tu laimėk prieš Bayerną dabar. Kaip sako Benjaminas Zilkevičius, draivas. Taip, būtent, tu ne tik pasimažini, ženkliai pasimažini pranašumą, čia Benjaminas Zilkevičius, taip sakant. tik dabar atsekiau Bayerių. Ir dar tu ir tai ir pagauni tą draivą. Tai yra iš tikrųjų ne tai, kad varžovui kažkoks netikrumas atsiranda, turbūt Bayerno atveju neatsiras, bet o kodėl ne? Viena kita jų klaida ir jeigu tu ant tos bangos skrendi, gali ir dalykų nutikti sezono pabaigoje. Bet dabar dabar Bayerną irgi, kaip ir Interas veikinam, laimėjo čempionatą. Žinai, ką nerūti, padarysim taip, kadangi užsienio lygas mes čia daugiau mažiau pačiupinėjom, vokiškas dešrelės minimaliai, todėl, kad tenai, kaip ir sakai, viskas aišku ir nėra ką labai įsiplėst. Tuoj pereisim prie smagumynų, tuoj prasideda Lietuvos A lyga, vis tiek čia klausosi daugybė futbolininkų, daugybė žmonių, kurie domisi futbolu Lietuvoje ir jie laukia tavo kirčių, tavo vertinimų, kaip kas susikomplektavo, kaip atrodys pradžioje komandos, kaip galbūt nusivažiuos į galą. Bet prieš A lygą aš matau, kad tu paruošęs lapų šūsnį ir aišku, tu norėsi jau ir mane paegzaminuoti kažkaip, ne? Tik tikrinsim, kiek tu naujų šalių pavadinimų išmokai ir kiek apie futbolą naujo sužinojai per šitą savo neįkainojamą
podcastų ciklą. Važiuojam, davai, aš priimu tavo iššūkį. Kurios šalies futbolo federacijos prezidentas buvo teisiamas už tai, kad be sutikimo pabučiavo žaidėją per moterų pasaulio čempionato apdovanojimų ceremoniją? Variantai ar be Ispanijos. variantų? Ir gavo 10 800 eurų baudos. Jam grėsė 2 metai laisvės atėmimo. Kekšiškas istorijos tu visai žinai. Be jokios abejonės, man tik duok kekšės. Na, aišku, čia mes ne apie tą futbolininkę šnekam, bet jeigu apie kekšės. Ne, ten kekšius. Kekšės tenai yra. Tinka. Klausimas 2. Kurios šalies futbolo rinktinės delegacijos narys buvo įtariamas seksualiniu priekabiavimu per Euro 2024 čempionatą? Čia visi klausimai tau. Pala. Tai čia ne ta pati istorija? Ne, čia ne ta pati. Euro 2024 čia vyrų. Ir ką jis padarė? Įtariamas seksualiniu priekabiavimu. Kurios šalies? Tau variantus pasakyti? Tai Grigas. O ten irgi gyvena Grigas kažkurioje iš tų šalių. Nu, čia nėra tokio. Nu gerai, nu ir ką? A variantas yra Albanija, B Šiaurės Makedonija. O jisai priekabiavo prie savo šalies futbolininkių. Vat šitos istorijos nežinau, aš net atsakymą netgi pasižiūrėsiu, apsimėsiu, kad žinojau. Albanija arba Šiaurės Makedonija, ne seksualinis priekabiavimas. Koks aš gidurnas. Gerai, nėra pati smagiausia man tema seksualinis priekabiavimas, bet sakykim taip, aš gal imu vis dėlto Šiaurės Makedoniją, man atrodo, kad jie tokie, žinai, yra grubus labai. Tokie netašyti. Žinai, kodėl aš nežinau atsakymą? Nu? Todėl, kad kokia Šiaurės Makedonija Europos čempionate atsibusk. Aišku, aš čia suplovau, bet man tai vis tiek nebūtų pagalba. Gerai, tai Albanija turėjo reikalų? Albanija. Jie irgi grubus. Albanai. 3. Kurios šalies futbolo sirgaliai per Euro 2024 čempionatą Vokietijoje skandavo Rusijos prezidento vardą ir naudojo Rusijos vėliavas? Serbijos ar Kroatijos? Nu, čia labai aišku, čia tik tai serbai gali tokius fokusus daryti. Ar futbolė, ar krepšinį, ar bet kokio kito. Ar nuvažiuoti palaižyti subinę į VTB vieningą lygą, ką darė Eurolygos teisėjų trenerių asociacijos vadas, neseniai girdėjai šitą istoriją. Į klausimą atsakyta išsamei. Sės 10+. Ačiū. 4. Kurios šalies futbolo federacija buvo priversta išimti iš prekybos marškinėlius su 44 numeriu dėl jų panašumo į nacių simboliką? Vokietijos ar Austrijos? Nu, čia įdomu. O čia ir man įdomu, nes ir tas. Bet išimti iš kokios prekybos? Nacionalinės rinktinės marškinėlius? Ar čia kokie marškinėliai su šitą simboliką? Iš prekybos neparašyta, kad... Tiesiog prekyba marškinėliai su 44 numeriu, ne? Nu, sakykim, kad tai galėtų būti Austrija, Hitlerio gimtinė. Vokiečiai. Vokiečiai? Okay. Vokiečiams jautriau, aš būčiau sakęs Vokietija dėl to, kad karą tai ne Austrai sukėlė Bet čia sutik, čia net logiškos išvados negali daryti, nes o koks skirtumas kurioje šalyje panašumas į vokiečių simboliką? Galbūt ir tas. Ja. Kurie 2 futbolo klubai 2019 metais buvo pašalinti iš Lietuvos A lygos dėl manipuliavimo rungtynių rezultatais? 2 klubai pašalinti, ne? Kuriais metais? 19. Gerai, tai šiaip sakyčiau. Jeigu pasakyčiau. Jonavojam, žina Huine, nežinau, ar jie žaidė lygoj? Ne? Jie žaidė, bet tai nėra Jonava. Ir vat, tai, ką tu sakėjai, ten irgi buvo, bet ne. Kazlų Rūda, kokia nors, bet jinai nežaidė. Jonava nebuvo pašalinta, Jonava ten surinko 2 taškus, praleido 200 įvarčių, bet kažkaip Bet Vaškevičius su policija išvedė. Juos kentė iki sezono pabaigos. Aha. Gerai, pašalinta, kas galėjo būti. Skamba, kad Dainava, kažkaip Alytus ten irgi varkės galėtų sukti, ne? Nesuko Dainava. Ten jie buvo neįleisti į lygą dėl finansinių dalykų. Kaune pas mane, žinai, irgi ten Hebra dirba darbus. Žiūrėk, jeigu pasakysiu variantus, tai bus gerokai supaprastinti situaciją. Ne? Davai. Supaprastinti iki... Gargždų banga turėjo būti pašalinta. Turėjo irgi juodinų visus, kurie nepašalinti. Lažybinių. Panevežys, va ten irgi Hebra judam, žinai. Rytis Mykolas Račkauskas, buvęs meras, pažiūrėk irgi, kiek prisidirbęs buvo. Žiūrėk, variantai yra tokie. Iš principo tai yra atsakymas į klausimą. Variantas B yra Žalgiris ir Sūduva. Variantas yra Atlantas ir Palanga. Oi, tai Palangoj tai žinai varkės ir čia jau net aš pats ten kiek persukęs. Gerai. Kurios šalies futbolo rinktinės žaidėjas per Euro 2024 buvo užfiksuotas skanduojantis įžeidžiančias skanduotes apie kitas šalis – Albanijos ir Serbijos? Žaidėjas? Nuo suolelio? Nu tai jeigu Albanas seksualinis prievartavimas, tai čia turėtų būti jau tada serbas, sakyčiau. Serbai, nors irgi gal Albanai labiau tada išprotėja, jeigu jau čia šitaip. Ten tas Vatnikas
Gerai, Serbija įmu. Be reikalo, nes dabar galvoju, bandau prisiminti, kaip to Vatniko pavardė buvo, kuris ten pas Kacapų žaidė čempionate. Daku, turbūt. Aha. Turbūt. Polės toksai buvo, tai šitą aš atsimenu. Taip, ir jisai skandavo. Aš žiūrėsiu teisingą atsakymą. Mirlindas Daku. Nu, tu maladės, bet jisai skandavo varžovų žaidėjams kažkokias replikas. Apie šalių konkrečių neatsiminti, bet čia turbūt serbai buvo. Serbai šiuo atveju buvo aukos vaidmenyje, tas nedažnai būna, bet šį kartą buvo taip. Na, pagerinti, bet kuriuo atveju. Okay. Kurio šalies youtuberis per Euro 2024 apgavo stadiono apsaugą ir pateko į aikštę? Vokietys ar prancūzas? Nu, youtuberis apgavęs apsaugą. Įdomu, kaip jis apgavo, čia įdomi istorija. Nu, įmu, kad prancūzai jie tokie hidri. Neturiu supratimo apie ką visą tai. Vokietija. Vokiečių youtuberių YouTube'o kūrėjas Marvinas Wildhage. As čia parašyta, bet ne vokiečiai taip nesako. Wildhage apgavo stadiono apsaugą ir pateko į aikštę. Kaip jis ją apgavo? Paliekam aiškintis nutylė. Pačiam brangiam žiūrovui, kuris turi aišku internetą. Fantazijai paliekam iki begalybės. Okay. Ir ką? 8 prieš paskutinis. Kurio šalies futbolo federacija buvo kritikuojama dėl apklausos, kurioje klausta apie žaidėjų odos spalvą ir kilmę Euro 2024. Prancūzai ir vokiečiai vėl prisidirbė, arba tie. Kurie klausinėjo žaidėjų apie odos kilmę? Apklausa apie odos kilmę? Spalvą ir kilmę. Įdomu, kaip ta apklausa skamba, kaip čia atrodo, kokia jūsų odos spalva? Aš irgi randu naujų dalykų, tai tau niekaip neatsakysiu. Bet turint omeny, kokia diaspora yra tamsiaodžių Prancūzijoje, aš sakyčiau, kad tokią nesąmonę galbūt vokiečiai galėjo daryti. Aš irgi spėčiau dabar, tuoj pažiūrėsim atsakymą, aš irgi sakyčiau, nes prancūzai jau turėtų būti seniai įpratę prie... Jo. Aišku, čia konteksto trūksta. Vokiečiai klausinėjo, ar netrūksta baltaodžių žaidėjų. Vokiečiai klausinėjo, ar netrūksta baltaodžių žaidėjų? Ir kad kapitonas Turkas sakė, yra visiškas... Nu, jeigu dar trūko argumentų šitą laidą uždaryti, manau, kad po truputį jų daugėja. Gerai, nu ir pabaigai. Pripraska, FD ateina. Nu ir ką dar turi, Nerutė? Dar turiu vieną, palauk. Aha. Kurio šalies futbolo rinktinės žaidėjas po ilgos pertraukos sugrįžo į tarptautinį turnyrą Euro 2024 po širdies sustojimo per rungtynes. Čia gal be... Ar nepasakysiu? Istorija girdėta. Jis palauk, jisai sugrįžo tam pačiam čempionate, ne? Ar jisai sugrįžo? Ne. Jam buvo sustojusi, praėjo kažkiek laiko ir jisai šitam čempionate grįžo tiesiog žaisti, ne? Aš spėčiau, bet žinok, labai tiesiog... Jeigu padės, tai yra Manchester United žaidėjas. Aš norėjau sakyti, kad tai Anglai. Ne, Anglų nėra Manchester United, tave suklaidino kažkas. Nu, yra, bet... Tiesiog, ne? Ne, jis legionierius. Aš būčiau sakęs Anglai tikrai, o šiaip... Gerai, šveicarai, rumūnai kokie. Ne, žiūrėk, čia užuomina yra tose rungtynėse buvo ta nelaimė, žaidė Danija, Suomija, tau reikia pasirinkti šalį. Nu, įmu Danus. Raudonė marškinėlė, ne? Kristianas Eriksenas. Gerai, nu įdomu, šiaip šitą prisimenu, kad raudonė liktai marškinėlė, bet žinai, kitą kartą tos asociacijos nėra teisingos. Ačiū tau, Nerutė, čia šiaip daug visai įdomių dalykų priminė, pradėjom nuo seksualinio priekabiavimo, galvojau, kur mus tai nuves, kuo mes pabaigsim. Į kur nuvedė? Iki Morgavos nenuvedė. Nu jo, irgi aišku įdomiai gavosi. Kalbant apie Morgą, Lietuvos A lygą, pakalbėkime apie tai. Sorry, dėkui asmeniškai, tikrai juokauju, aš tiesiog mažai domiuosi. Prasideda jau netrukus Lietuvos futbolo A lyga. Tu esi įsitraukęs į seriją A, esi Bundeslygos, esi La lygos, esi Premier lygos, UEFA čempionų lygos žiūrovas. Kiek Nerijaus Kesmino akidobės yra atsisukusios į lietuvišką futbolą, kai jisai prasideda? Tai rungtynės bent jau internete tai stengiuosi peržiūrėti visas, gal ne visas spėju, bet iš esmės tai beveik nieko nepraleidai. Tik tai tiek atsakau, apie ką kalbėjom, kad kiekvieną sezoną tas čempionatas yra viskas visiškai iš naujo, nes didžiuosiuose tai tu žinai, kad jie grįž, kad yra tas labai aiškus tęstinumas pas mus, yra viskas kitaip, ką susirenka. Aš dabar pagalvojau, kad daina Sugrįž pavasarį saulėta yra kaip tik apie Lietuvos futbolą.
Įskrydę paukščiai į namus sugrįž pavasarį saulėt. Žiūrėk, kaip tik pavasaris prasideda ir Lietuvos futbolas ilgai lauktas. Tai jie ten kažkur sugrįžta, šitie labiau atvažiuoja negu sugrįžta. Autikais. Išvakarėse mes darom šitą laidušką, šitą mūsų podcastą praktiškai, nes kai mes įrašinėjom, poryt prasideda Dainavos ir Žalgirio rungtynės. Atidarimas, viskas tvarkoj, rodys LRT LT, VAR sistema bus pajungta, žodžiu, viskas labai rimtai. Tai kalbant apie tai, ką pavyko nuveikti klubams, Dainava, Kauno Žalgiris, Kauno rajono Hegelman, Banga, Riteriai, Sūduva, Panevėžys, Šiauliai, Vilniaus Žalgiris ar Džiugas tavo manimų yra tarp sezonio čempionai, kas pagal, čia nebūtinai pagal tai, kas stipriausias, bet kas pagal galimybės padarė geriausią darbą iki sezono pradžios. Nerijus Kespinas 3-4, važiuojam. Jeigu pagal rezultatą vertinti, tai Hegelman nebejotinai, nes 7 iš 7 laimėtos, tai kaip ir atsako į visus klausimus. Vėlgi ten, aišku, yra tų permainų, aišku, yra ir netekčių, kaip Žalgirį jau kalbėjom apie tai, Hegelmanas irgi ten neteko svarbių žaidėjų, ten Hugo Figueredo, Maiklo Tikės, to paties Mato Varykos, tai yra rimti nuostoliai. Bet tarp sezonį jie laimė, jie pasidėliojo kitaip ir ten tęstinumas ten yra vienas vardas, viena pavardė ir viena pravardė, Andrius Voras Skerla, kuris susidėliojo taip, kaip jam reikia. Ne, jis treneris. Sorry, aš akimirką pagalvojau, kad tai neįmanoma. Tai jau praėjusį sezoną tas jo įdirbis buvo antri po Žalgirio, tai yra iš tikrųjų stipru. O bent jau tas tarpsezonis parodė, kad niekas nepasikeitė, nors jie keitėsi tikrai nedaugiausiai, ten Kauno Žalgiris faktiškai visą komandą. A začiam Voras? Pakeitė, taip vadino, dėl judesių, tai yra ilgos rankos, tokie judesiai. Bet jau aš taip žinau, gal yra kažkokia kita priežastis, kuri viešuma neišeina, bet sakė, kad taip. Kibus kaip Voras. Okay. Tai keitėsi jie gal nedaugiausiai, tai pasikeitimais čempionas Kauno Žalgiris ir dėl to prognozuoti, kaip bus su jais ten irgi pakankamai sudėtinga, o taip aš sakyčiau, kad targetas visiems bus iš apačios. Pirmiausia Hegelman, o po to, jeigu jau Hegelmaną pagausi, tai galėsi gaudyti Vilniaus Žalgirį. Taip visiškai nenustepsiu, jeigu pirmos dvi komandos sezono pabaigos bus tos pačios, kokios buvo ir pernai. Šiaip žavu, kad A lyga, organizacija, administracija nemažai pinigų parūpino kiekvienai komandai dalyvaujančiai čempionate. Šį sezoną kiekviena komanda gaus po 250 000 eurų ir išmoka nuo praėjusių metų išaugo beveik 100 000. Skamba rimtai, ką? Tai aš tai nesigilinau, bet turbūt UEFA išaugino išmokas, tai savo išmokas tiesiog federacija skirsto tas pinigus, tai spėjau, kad čia kitaip sakant, dalinam ne savo ir nėra ko didžiuotis. Daugiau šveicariško franko negu lietuviško lito čia yra. Okay. Nu ir kas tavo manimu, prasideda turnyras, galėsim netgi ir trumpas tavo prognozes pirmam turui padaryti, manau, kad yra žmonių, kurie domisi, kaip čia Nerijus išvelgs, ar čia Dainava, ar čia Kauno Žalgiris, ar Banga, ar Hegelmanas laimės pirmas rungtynės. Kas tavo manimu, taip užbėgant įvykiam už akių, yra top 3 po šio sezono, dabar šitą įsidėmėkit, gerbėmieji, Nerijus šitą kamerą toj pasakys, ir užsirašykit, mes iš karto po pasibaigus sezonui atsikasim Nerijaus šitą pasakytą sakinį, kas yra pirmas, kas yra antras, kas yra trečias klubas lygoje, ir jeigu Nerijus bus teisus, mūsų laidos vienas iš partnerių, bičiulių 7betas tau dovanoja bet kokį prizą 2000 eurų vertės arba 2 štukas eurų tiesiog. Nu gerai, deal, palauk. Deal? Tai dabar... Bet taip, tinka 7betui, jeigu atspėja Nerijus 1, 2, 3 vietas. Na, čia be 7beto mes susitarėm tarpusavį, ne? Tada sakyk, ką nori. Gerai, dvi pirmas kaip ir pasakiau jau, ne? Tai yra Vilniaus Žalgiris Hegelmanas. Tai šitą ir aš galiu pasakyti. Dabar jau gali. Trečia, gerai. Čia įdomiau. Šiaip teoriškai ant popieriaus galbūt su visu šito judesiu į Kauno Žalgirį, bet neįdomu, ne? Jeigu trejetas, vienas iš variantų, bet jie turi Europą, kas kartais išbalansuoja, žinai, tas vasarinis futbolas patampa, po to jie grįžta jau
kaip grįžta. Gauna į klyną, gauna per kaušą, grįžta savęs gailėdamėsi ir dažnai ateina ta duobė būtent tuo metu, o tas metas įprastai yra pakankamai svarbus lietuvišką sezoną. Jeigu jie to išvengs, tai gal Panevėžys susidėlioja pakankamai simpatiškai, tai aš irgi krypčiau, žinok, visai į tai, kad Panevėžys, turėtų jie grįžti iš tikrųjų. Kauno Žalgiris, ne? Taigi irgi jiems žinai gerą komandą. Bet sakau, neįdomu, jeigu vėl tas pats trejetas kažkaip nuspėjama. O tu nesi Kauno rajono Hegelman tiesiog rezultatais praeito sezono pakerėtas ir dėl to juos dedi į antrą vietą, nesgi jie buvo netikėtumas. Tai tarp sezonė netidžiai klausote, tarp tu juos pavadinai, jie irgi viską laimėjo, taip. Tarp sezonio čempionais galima irgi vadinti. O čia mano dvištukas, aš dedu Panevėžį, ką noriu, tai ir dedu. Tai tavo yra taip, Vilniaus Žalgiris, Hegelman ir Panevėžys. Vilniaus Žalgiriui įdomu dar laimėti A lygą? Kaip tu tiek dominuoji finansiškai virš visus. Čia yra Kauno Žalgirio atitikmuo krepšinio LKL lygoje, ne? Priminsiu, kad 23 jie nelaimėjo. Kauno Žalgiris irgi nelaimėjo. Tai jie sako atitikmuo. Maždaug. Bet Kauno Žalgiriui neįdomu laimėti LKL, net jeigu jie jį pralaimi. Tas, žinai, kaip yra čia tas toks užburtas ratas. Žalgirio atveju tai yra tu čia laimi dėl to, kad negali nelaimėti gaudamas čempioniškas išmokas, lyginant su tuo, ką gauna kiti. O kitas dalykas, Europai tu nelabai gali toli nueiti, nes į tokią dievo užmirštą skylę kaip Lietuvos A lyga prisivilioti stipresnių žaidėjų yra neįmanoma, nes jiems, net jeigu ir už daug pinigų, tai yra tiesiog neįdomu ir tu lieki nematomas visiškai tarptautinių lygmenių. Nerijus Kesminas, Lietuvos futbolo A lyga, dievo užmiršta skylė. Gerai, prognozijas pirmam turui. Dainava Kauno Žalgiris trumpai. Ir greitai, tai bam, Nerijos blitz turas dabar Nerijos Kesmino. Kauno Žalgirio tie komplektacijos darbai buvo daug intensyvesni, klausimas, kur tai nuves, jis išlieka, aišku, bet aš manau, kad Kauno Žalgiris turėtų laimėti. Ok, rezultatas trumpai nesvarbu, ne? Banga Hegelman. Čia turbūt įdomiausias turo rungtynės iš tikrųjų, nes ir Banga taip smagiai pasipildė, aišku, jie masalą turėjo žaisti Europai, tai tas kartu su pinigais be abejo padeda susidėlioti. Gargžduose žaidžia? Kur skanduos fanai Gargždų Banga? Gargždų Banga. Hegelmanas nieko nepralaimėjo. Gerai, Gargžduose tegul Banga pasiima lygiasias. Gargžduose, tarp kitko, yra fantastiškas restoranas Lijo, kuriame esu valgęs porą kartų. Labai skanu. Tai čia šalia stadiono ir yra, ne? Taip, gali būti. Riteriai prieš Sūduvą. Stadioną nematė? Ne, aš nepastebėjau tokių dalykų nereikšmingų. Riteriai Sūduva? Aha. Sūduva laimės. Riteriai komanda su mano supratimu labai aiškiais tikslais išlikti. Tai yra sudėtis, aišku, viskas orientuota į ateitį, bet ateitis bus ateityje, o dabartyje Sūduva yra stipresnė komanda. Plius Algimantas Gabrys yra iš Sūduvos kilęs, tai jau jie dėl to negali nelaimėti. Dievas sukūrė pasaulio, Gabrys sukūrė Sūduvą. Taip, ir mes esam visi Gabrio vaikai futbole. Panevėžys prieš Šiaulius. Tavo jau labai aiškiai buvo pasakyta čia kalba, kad Panevėžys yra treti, tai jie turbūt negali pralaimėti tokie komandai kaip Šiauliai, nepaisant to, kad Šiauliam vadovauja geriausias meras Lietuvoje Visockas. Jis tada dabar sako, irgi geras meras. Marė, taip. Marijampolėje merginos, smagus ir lengvas vynas, man atrodo, įsoda kažkada dainavo. Taip yra buvę? Taip. Aš to pavyzdžiu kartais, žinau. Tai čia toks irgi kaip ir Aukštaitijos derbis su Šiauliais. Žinai, kaip irgi lūžis iš tikrųjų, nueita nuo tos tautinės komandos koncepcijos, ar ne, dabar jau štabeliais perka legionierius, kur buvo prieš tai buvusius porą sezonų žaidė ukrainietis gynėjas ir dar vieną turėdavo, arba neturėdavo. Visi aikštėje lietuviai, baigęs Mindaugo Čiapo era. Ir Šiauliai kaip tą tektoninį lūžį atlaikys, klausimas, bet aš spėju, kad pačioj pradžioje neturėtų būti gerai, todėl Panevėžys laimės. Ir čia intrigos turbūt nėra. Vilniaus Žalgiris prieš Telšių Džiugą. Nėra. Atsimenu, praėjusį sezoną, man atrodo, kaip tik pirmam turė buvo Vilniaus Žalgiris, Telšių Džiugas ir ką priminti?
Tiesiog gal papasakok, nes aš nežinau. 2-3, buvo 2, Žalgiris 2, Džiugas 3. Ir Džiugas beje po... O žinai, su ko rimuojasi 2-3? Algimantas Gabrys. Nu ir dar su kai ko rimuojasi, bet aš jau tiek to. Taip, vis surimtėkim, nes laida vis dėlto yra rimta. Tai matai, čia gal net ir intriga, sakai, neprisimindamas istoriją. Ne, laimė Žalgiris, antrą kartą ant to paties grėblio nelips, pirmiausia, antras dalykas, ten irgi sėkmės veiksnys buvo, vartininkas buvo 12, Žalgirio vartininkas buvo 12 Džiugo žaidėjas. Taip viskas sukrito, dabar nemanau, kad brisim į tą pačią upę antrą kartą. Žinai, mano mylimas Nerijau, tau taip yra paprasta kalbėti apie Lietuvos futbolo A lygą, todėl kad tu ją supranti ir tau lengva prieš mane, nes tu neturi jokios atsvaros. Man prieš tave lengva. Aš tuo nesidomiu, bet dabar einam ten, kur aš esu stiprus. Varom. Ten, kur yra mano zona, ten, kur mane įveikti beprotiškai sudėtinga. Tai yra UEFA čempionų lyga. 109-83, ne? Taip. Ir UEFA čempionų lygoje, kadangi Kvitkauskas 2 paskutinės laidas man čia kišo pagalius į ratus 109-83 pirmauju. Supyko Karolis kaip koks Trumpas ant kokio Zelenskio. O dabar palyginkime mūsų žinias, kada man nebetrukdys Kvitkauskas. Išlyginam jėgas. Jo, vis dėlto apžvelgti poras prašysiu aš tavęs. Tiesiog, kad būtų įdomiau. Ne todėl, kad aš nesuprantu. Gerai, kad būtų pasiskirstimas. Tai tu galėsi papasakoti, kaip ir kuo patrauklus bus aštuntfinalio susitikimai. Tikrai yra tokių ir, sakyčiau, nacionalinio čempionato pagrindų porų, kaip Madrido Realas ar Madrido Atletico, kaip Müncheno Bayernas. Miesto čempionatas. Netgi miesto čempionatas, taip Müncheno Bayernas arba Leverkuseno Bayeris. Dar sutapimai, kad praktiškai ir nacionaliniuose čempionatuose komandos taškas į tašką eina. Yra ir tavo apkalbėta, man labai patiko, kaip tu pavadinai Paris Saint-Germainą karščiausią komandą Europoje šiuo metu, bet žaidžia prieš geriausią komandą Europoje šiuo metu, tai yra Liverpoolį. Ar Liverpoolį, aš vis pamirštu, kaip reikia kirčiuoti, bet dabar jau turbūt tapizdai visiems, kaip aš tą kirčiuoju. Tai tavo, pirmiausia, žinai, kaip paklausiu, kokia yra pora, kuri tau bus įdomiausia, nes visas 3, kurias čia išvardinau. Paryžius Liverpoolis. Be klausimų, ne? Be klausimų, taip. Bet Madrido derbis, turbūt čia Kvitkausko bus pats įdomiausias stebėti, ne? Ja, bet ten futbolas bus sunkesnis, nes Simeonė žais savo. Tai yra, prioritetas bus pirmiausia neleisti Realui žaisti. Tai pats futbolas bus sunkesnis, o gurmanui, netgi ne gurmanui, tam, kas nesidomi futbolu ir nori pasižiūrėti, kaip tai atrodo stebint geriausius pavyzdžius, tai manau, kad Paryžius Liverpoolis bus saldainis visiškas. Tai netikėtumų vis tiek būna, mes jau kalbėjom, kad yra aštuntfinalį, bent 2 netikėti rezultatai, 2 netikėtos komandos iš tavo vadinamo Beneliukso jau yra aštuntfinalyje, tai čia turbūt irgi neatspėsi visko, aš apie save nekalbu, pas mane dabar tik tai moteriška nuojauta mane vesi prieki iš toj kovoj. Okay. Tai pabandom paprognozuoti ir pakalbėti apie kiekvieną porą truputį įsamiau, bet nepersistengiant, nes vis dėlto reikia ir turėti sveiko proto. Madrido Realas prieš Madrido Atletico, favoritas aišku yra Realas, ne? Bet Atletico pergalė čia nebūtų super stebuklas. Nebūtų super stebuklas, nes vėl Atletico įprastai gerai žaidžia prieš Realą. Tai yra lygiai taip pat, kaip sakiau, Bayeris su Bayernu žaidė prieš čia 1,5 savaitės, ar tik ne tą pačią dieną žaidė ir Realas su Atletico ir ten buvo 1-1, kas beje leido Barcelonai pirmą vietą išlipti, nes įmerkė taškų tarpusavį ir tie. Taip. Ir ten bus tie trenerių šachmatai masterclassas, tai yra Carlo Ancelotti prieš Diego Simeone visada yra labai įdomu ir netgi nepaisant to, kad aišku, kad Realo sudėtis yra ryškesnė, aišku, kad individualybės ten tokios daug labiau spinduliuojančios, bet Simeone sugeba ištraukti savo kozirius, tai yra ir kažkaip mušti tuos, kuriuos turi Realas, nors vėlgi treneriai yra, mano supratimu, kaip taktikai pirmo 5 pasaulyje ir tai yra lygiaverčių varžovų partija, bet aš sakau taip, išeis Realas, bet kova bus ir čia mes negalim tikėtis, kad
Brestas Paris Saint-Germain ar kažko panašaus. Tai gerai, tada padarom taip, kadangi jau tu iš karto apžvelgi visą tą rezultatą galutinį, sakai, išeis Realas, padarom įdomiau, iš karto abejas rungtynės prognozuojam, kad ten negryžinėta, ne? Pirmos ir antros rungtynės. Mano prognozė, Realas pirmas namuose laimi 2-0, antras Realas išvyk, ta išvyka tai toli važiuoti nereikia, praktiškai sėdimi kriuką ir važiuoji. 2 metro stotelės. Taip. Antras 3-1 laimi Madrido Realas toj vadinamo svečių teritorijoje. Tai tu sakai Brestas Paryžius. Gerai, aš sakau kitaip. Aš sakau, kad Realas laimės 2-1 Santiago Bernabeu, o Metropolitane bus 1-1, nes ten jau aišku, jeigu 2-1, jeigu tokia logika vadovaujantis, tai ten tas futbolas nebus rezultatyvus, tai yra Atletiko reikės įvarčio, bet jie labai į priekį lipti irgi negali, nes gauni vieną ir Hasta la vista baby, kaip sakė garsus ispanų aktorius Arnoldas Schwarzeneggeris kažkada. Taip, Ispanija juo labai didžiuojasi. Ir sakyčiau, kad taip, 2-1 ir Realas eina tolyn. Tai tu sakai, kad Realas antrose rungtynėse darys derinį Lietuva gynyboje, ne? Tai yra tas vadinamasis autobus. Autobus? Ne, nebus taip. Ką tik mes gavom, jausi man pakalbėjo, kad dabar po vieną spėliosim rezultatą. Einam į kitą porą. Müncheno Bayernas prieš Leverkuseno Bayerį. Esi ištaręs tą pavadinimą. Leverkuseno Bayerį? Maladės. Tai yra vokiečių lyderiai. Bayeris prieš Bayerną. Bayernas pirmauja. Aš žinai, kaip Leverkuseno Bayeris buvo iki praėjusio čempionato pabaigos vadinamas. Bechtauzeno. Ne, Leverkusenas buvo vadinamas Neverkusenu, nes jie antrais metais sugebėjo praknisti viską, nors buvo laimėję viską čempionų lygos finalą. Prieš likus 2 turam Bundeslygai turėjo +5, sugebėjo praknisti. Neverkusenas. Tapo Neverkusenu, bet po praėjusio sezono jie vėl Leverkusenas ir tai mums turbūt žada intrigą, nes Leverkusenas yra ta komanda, kuri į vieną kasą subaladojo Bayerną praėjusiam čempionate ir visus kitus, aišku, ten. Tai kaip ir čia Alonso liko, ir branduolystas, kuris laimėjo komandą tokiam trumpoj distancijui, tai yra kai 2 rungtynės su minimalia erdvė klaidai. Manau, kad Leverkusenas yra pavojingas bet kuriam varžovui Bayernui taip pat, nors tai Münchene, pirmos rungtynės. Todėl, kad Bayernas į pirmą 8 nepateko, čia viskas paprasta. Tie, kurie žaidė dabar, pirmą žaidžia namie. Tie, kurie pirmam 8 pagrindinėme etape, tie žaidžia išvykas. Taip, bet aš jau sukuliu nežinau, rezultato. Gal tai kažką ir duoda Leverkusenui, bet abejočiau. Ir sakau, kad Bayernas namie pasistengs pasiimti maksimumą 2-0, sakykime. Mano 1-0 šitoj kovoj, šitose rungtynėse. Labai džiaugiuosi, kad nėra Kvitkausko, kuris gali vetuoti ir man sugadinti viską, dar linkėjimai dar kartą į Tailandą. O dabar mes einam ten, kur man visiškai neaišku, kas čia vyksta. Mes prie Bayerno ir Leverkuseno dar grįšim, atsakomasias apkalbėsim trumpai. Bet dabar Rotterdamas ir Feynordas, kuris čia vėl nežino, ką veikia, jo čia net neturėtų būti. Ir jo varžovas yra Milano Interas. AC jau praeitis. Taip, AC jie nukalė 16 finalinės, dabar yra 8 finalis. Tai Milano broliai. Milano Interas už AC Milaną čia kerši žiauriai, aš galvoju. Šitas Milanas ne koks nors pavargęs AC, čia yra stipriausia Italijos komanda, bet šiaip, žinai kaip, aš imsiu ir dabar paprognozuosiu, kad pirmose rungtynėse Feyenoordas, turint galvoju tai, kaip jie žaidžia namie pirmiausia čempionų lygos rungtynės, paims ir vėl laimės 1-0. O, wow, tai tu labai nori, kad aš tave pasivyčiau akivaizdžiai ir pats man padėdė, aš čia įimu, žinok, man įdomu bus. Interas mano 1-0. Gerai. Ir tai irgi jau sutik yra garbinga kova tokiam Feyenoordui, ne? Gerai. Lisabonos Benfica kiek stipriai gaus nuo Barcelonos pirmose rungtynėse? 1-0. Namie jie daug negaus. Namie jie per daug, pirmose rungtynėse jie per daug į priekį nelys. Vieną kartą arba nuo Lewandowskio atšoks, arba Laminas, ką nors šio laikiško nuveiks. Ja. Tai spėju, kad kadangi pirmos rungtynės vis tiek į galutinius klausimus neatsako, tai netgi jeigu praleis Benfica, tai nebus taip, kad jie iš karto pradės lipti
į priekį tušius vartus palikę. Tai vadovavimus tokią logiką, sakau, kad Barça 1-0 laimės. Žinok, galvoju, kad jie vis tiek namuose, čia jiem paskutinis, kaip sakai, pasispardimas per savo žiūrovų UEFA čempionų lygoje. Benfica, jinai Monakui vieną į Sabačiną išvyko, 3 suvarė pas save namuose. Ir gavo 3. Ir 3 gavo, bet jie mušantis tokio yra broliai ir sesės, tai aš sakyčiau, kad jie vieną netyčia įpirdočins savo žiūrovo akivaizdu ir Barcelonai, bet prasileis 2 ir gaus 2-1. Gerai. Tokį vat. Ir gerai, Nerijau, o dabar ateina laikas, kaip sakė Marijonas Mikutavičius, kaip dainavo ryto himne, atėjo laikas mums būti pirmiems. Čia atėjo laikas karščiausiai laidos akimirkai, tai yra Nerijaus Kesmino įžvalgai ir apžvalgai Paris Saint-Germain prieš Liverpoolį. Ar čia bus hot? Čia, kadangi komandos negali sakyti raiteliai be galvos, su galva jiems viskas tvarkoja, bet kadangi jie žaidžia tokį futbolą, kokį žaidžia ir vieni ir kiti, tai ten bus koks 250 progų ir įkris kokie 4 vartukai. Šitoje situacijoje aš sakyčiau 2-2. Bet čia įdomiausia žiūrėti tokias rungtynės, ne, kai visi begalviškai žaidžia. Kur nėra tos savisaugos. Šitie gali sauliaisti. Matai, begalviškai gali žaisti, teoriškai gali žaisti bet kas, bet šitie gali sauliaisti. Pavyzdžiui, kas būtų, jeigu lietuviai pasileistų plaukus taip visiškai ir ten žaidžiam, pavyzdžiui, su kokiais nors vidutiniais Lenkais ir mes net apie gynybą negalvom. Lenkai tokie vidutiniai. Tai ne ispanai turbūt ir ne prancūzai, ne? Sakykim. Tai kas būtų Lietuvai, pavyzdžiui, paleidus plaukus, taip kaip Paris Saint-Germain arba Liverpoolis? 3 tai pasiimtume tikrai, kiek įmuštume. Gerai. Tai kiek sakai, 2-2? O, aš sakau, žinau, PSG ant tos bangos. 2-1 duoda staigmenėlę ir Paryžiui nukala Liverpoolį. Ir tada viskas jau čia iš vis bus maksimalioje intrigoje. Kaip pasakytų Arminas Kvitkauskas, gerbiu. Taip. Daviaugi šansą. Atsiminkit, aš be Kvitkausko nesu pralošęs jam. Gerai, atsakomosios, čia įdomiausios poros mūsų. Sakėm, kad Lisabonui Benfica, tu sakai, gaus 0-1, aš sakiau, gaus 1-2. Dabar į Barceloną keliasi veiksmas. Mano prognozija, Barça dar kartą įmuš 2, tik šį kartą nepraleis 2-0. O čia kaip tik bus 2-1. Pabaigs darbą, kurį bus iš esmės pasidarė jau Lisabonai. Gerai, čia jau analizavom. Interas, kiek stipriai čia atspardys varžovus iš Rotterdamo, prieš tai juos mano prognozė išvyko įveikęs 1-0, tu sakai, bus panašiai 2-0, sakai, ne? Feyenoordas 1-0, sakau. Kad jie laimės pirmas rungtynes. Tai kiek Milanas dabar keršys už tai? Gerai, duokim 3-1. Interas nėra ta komanda, kuri fanatizmą demonstruotų pirmaudama ir pultų ten mušti dar 4 ar 5. Prisimenam Feyenoordą, ten benefisas su Liliu 1-6 kur buvo. Bet Lilis tokie iš tų begalvių, kaip Liverpoolis arba Paryžius, tik tai žaidžia blogiau. O čia pakankamai pragmatiška komanda su itališka futbolo filosofija ir 3-1 jie tiesiog pasidarys. Vieną į vartuką prasileis kažkur tai. Bet kai pabaigoje, kai Feyenoordui reikės bėgti, lyginti, kažkas įkris. O aš tai pasakysiu taip, žinok, mano prognozė Rotterdame Milanas laimi 1-0, o čia atvažiuoja Rotterdamas su viltim dar sukovot kažką, nes tarsi Rotterdame neblogai pasirodė ir čia Feyenoordas prasileidžia 1, 2, tada nuleidžia rankas, iš vis mes čia stengiamės, koks tikslas? Lili tai buvo. Ir 4-0 čia Milano Interas, taip juos supranti per visaip. Gerai. Kaip pasakyti, taip gal ir bus. Aš tokį čia dedu. Liverpoolis namuose prieš Paryžių. Prognozavai 2-2 Paryžiuje, aš prognozavau 2-1 Paryžiaus pergalę. Čia aš dedu Liverpoolio pergalę 2-0. Aš tai dedu 2-1, nežinant Liverpoolio įpročius, aš irgi manau, kad jie įmuš porą pirmi. O rungtynių pabaigoje prasileis, nes su jais taip būna on daily basis. Gerai. Ir aš, Nerijau, iš karto tau užbėgsiu įvykiam už akių. Aš turiu pirmasis lygiasias apskritai visoje savo šitoj prognozuojamų aštuntfinalio akistatų. Pas mane parašyta, kad tu turi 1-1, ne? Taip, aš čia turiu 1-1 Bayeris prieš Bayerną, antros rungtynės ir į kitą etapą eina Bayeras. Panašu, kad tu ir į mano lapą įrašai šitą rezultatą. 1-1, ne? Ko mes neapžvelginėjom, net nekalbėjom, bet gali tiesiog pasakyti, kas tau atrodo, kad tai toliau. Mes nekalbėjom apie Briugę prieš Aston Villą, bet turbūt čia niekam ir neįdomu, o ne? Briugė Aston Villa, ką reiškia neįdomu, viskas įdomu, bet... Bet nežiūrėsi šitų net? Bet čia ne, aš šitas tai peržiūrėsiu visas. Aha. Taip.
Tai Briugė ir Aston Villa eina toliau. Tiesiog trumpai. Vienas tokių geriausių klausimų turbūt čia. A čia taip sunku pasakyti, ne? Nelengva, žinok, nes Villa nėra ta komanda, kuri ten jau būtų priskirtina prie kažkokio tai elito. Toje pačioje Premier lygoje, dabar 8, man atrodo. Tai namie jie žaidžia labai gerai, išvykoje būna visaip. Ir jeigu Briugė pasiima namie savo, tai antrose gali būti visai įdomu, bet vis dėlto, taip sakyčiau, procentais 55 prieš 45. Villa. Oho, čia mačiau įdomiau negu galvojau. O Eindhovenas nuo Arsenalo pasiims normaliai? Irgi ne faktas. Iš tikrųjų, panaši situacija. PSV yra komanda visiškai dominuojanti namie. Ir tai yra iš tikrųjų, mes juos dažnai nuvertinam dėl to, kad mes jų nematom, juos nekreipiam dėmesio, nes kas ten Erediviziją kažkokią domėsis. Bet tai yra quality komandos ir tai yra komandos, kurios gali sužaisti prieš bet ką, bet Arsenalas, aišku, Arsenalas, jeigu viskas gerai, jeigu dar tie likę 12 žaidėjų, kurie netraumuoti, nesusitraumuos, turėtų išeiti. Nu, labai įdomu. Akivaizdu, kad pats įdomiausias aštuntfinalis, pati įdomiausia pora, apie ją jau išskyrėm ir kalbėjom nemažai, tai PSG prieš Liverpoolį. Pabandykit komentaruose, YouTube komentaruose čia, prognozuot būtent šitos poros rezultatus, abejas rungtynes ir kas eina toliau. Ir tam, kuris pavarys geriausiai, kaip įprasta šitos laidos redakcija, laida su 7bet, fantastika. Ja, kažkokia. Nu, paimsim kažkiek nuo Nerijaus Kiesmino prizinio fondo ir atiduosim tam, kuris bus arčiausiai teisingo rezultato, galutinio PSG ir Liverpoolio rezultato, bet prognozuokit abiejų mačų baigtis tiek Paryžiuje, tiek ir Liverpoolyje. Ir turim dar vieną tokį special konkursą, bet čia jau labiau galioja mūsų Instagramo hebrai, mūsų Instagramo draugams, gal net ir Facebooko, o kodėlgi ne, ir Instagramas, ir Facebookas lai prabunda. Taginkit žmonės, su kuriais šiaip įprastai žiūrit fulytę. Ar tai lietuvišką seną gerą futbolą, kad seną tai tikrai, ar tai tą pačią UEFA čempionų lygą žiūrit, ne? Kad gerą tai tikrai. Kad gerą tai jau tikrai. Ir pritaginkit žmogų, su kuriuo jūs maloniai leidžiat laiką prie TV ar kompiuterio ekrano žiūrėdami futboliuką. Ir kas ten žino, galbūt mes jūs atrinksim burtų keliu su jūsų draugeliu arba draugelė ir padovanosim jums 2 Lietuvos futbolo rinktinės marškinėlius. Toks vat lygis laidos. Lygis? Nepamirškit sekti mus Instagrame, Facebook'e, gal net TikTok'e, o svarbiausia tai prenumeruokit Kiesmino prognozių kanalą YouTube, nes jeigu neprenumeruojat, gali būti, kad per vėlai išgirstat, kad laida jau pasirodė ekrane, o tada jau aišku liūdesys akyse. Nerijau, ką veiksiu šiandien? Vakare? Į protmušį eisiu turbūt. Kas ten ką daro dar? Šiandien paskazimas. Ko nežino, Kazys yra. Ok, nu tai gerą to protmušio tada. Iki pasimatymo po mėnesio. Pasimatymą.